Tai sveiki visi. Turbūt paskutinis toks dalykas prieš pietus, bet pakankamai rimtas, tai manau dar čia pasėdėsim ir tikiuosi pakankamai nuotaikingai, bet ir produktyviai ir kokybiškai padiskutuosim. Prieš tai padarysiu tokią gal kiek ilgesnę diskusijai įžangą, tokio pabersiu šiek tiek konteksto. Kolegos matote ekrane, o pranešėjai auditoriją matote ekranuose irgi. Tai 23 metus iš esmės užbaigėm turbūt kaip istoriškai blogiausius, kurių seniai tokių metų neturėjom, rinka turbūt jau paskutinius 10 ir daugiau tokių metų nebeprisimena. Buvom įpratę prie labai gero laiko ir daug veiksmų investiciniai sandorių, investiciniai rinkoje ir investiciniai aplinkoje apskaitai. Tai jeigu taip žiūrėt skaičiais, čia yra globali pasaulinė statistika, lyginant su 10 metų investicinių sandorių apimtimi, Ramiojo vandenyno ir Azijos regione sandorių 23 metais buvo 70% lygyje, Šiaurės Pietų Amerika 60 keli procentai, Europa, kaip matom, praktiškai per pusę. Tai kas gal įdomu, kaip atskiri segmentai vystėsi, nežinau, ar kolegos matot, bet iš esmės industrinis logistikos segmentas nukrito vos 10% nuo 10 metų vidurkio, kai tuo tarpu pats savo apimtimi didžiausias, aktyviausias ofisų, biurų segmentas nukraujavo labiausiai. Tai yra vos 40 keli procentai apimties, lyginant su 10 metų vidurkiu. Tai skaičiai iš tikrųjų, sakyčiau, tokie pakankamai komplikuoti, sudėtingi ir tas labai atsispindi rinkoje, bet palyginus su Lietuvos ir Baltijos šalių dinamika, tai situacija gal šiek tiek kitokia. Tai jeigu tai pasižiūrėt 23 metai, apimties prasme, jie buvo iš esmės tęsė paskutinių turbūt 7, 8, 9 metų apimtis, išskyrus gal 21 metus, kurie buvo labai rekordiškai dideli, praktiškai dvigubai didesni. Bet jeigu pasižiūrėti į struktūrą praeitų metų, tai turbūt keli dalykai. Vienas dalykas Lietuva apskaitai, kurios dalis išaugo reikšmingai bendroje Baltijos šalių apimty. Kitas dalykas, jeigu pasižiūrėti į sandorių, tai ta struktūra jau visai kitokia. Biurų segmente dominavo B klasė. Turėjom keletą sandėlių, bet iš esmės, ir prekybiniai objektai. Bet sakyčiau taip, tai tikrai jau matėm vėlgi tą daug labiau pardavėjų rinką, daug labiau, pirkėjų rinką negu įprastai. Tai dabar turim auditoriją, kurios pagalba galėsim pažiūrėti iš labai skirtingų kampų. Tai turim gryną kraują vystytojai iš esmės, tai yra Laurynas atstovaujantis Irin Development, turim ir investuotoją, ir vystytoją viename, tai yra EIK Asset Management su Viktorija priešaky. Tada turim Laimoną Belicką iš Turto banko, atstovą iš viso valstybės valdomo turto didžiosios jo dalies. Ir turim Karolį Žemaitį, kuris iš vyriausybės pusės vėlgi pasidalins turbūt savo požiūrį, kas mums labai turbūt irgi aktualu. Tai dar šiek tiek pratęsiant keli dalykai apie sentimentą. Tai čia matome statistiką, vėlgi 20 metų pabaigoje atlikta Colliers apklausa. Tai 2000 investuotojų per visą pasaulį, kur kairė pusė rodo faktorius, kurie nesimato, Laurina, jo? Aš irgi matau, kad nesimato, bet ką darysit, turim, ką turim. Tai iš jausmo žiūrėkim. Tai kairė pusė grafiko rodo neigiamus faktorius, kurie neigiamai veikia, ir dešinė pusė rodo teigiamus. Ir viršutinis, tamsusis stulpelis rodo 23 metų, šviesesnis rodo 24 metus. Tai matom iš esmės, kad 24 metus investuotojai pasitinka iš tokių struktūrinių ciklinių faktorių pasitinka su vėlgi neigiamom nuotaikom, laukdami iš didžioji daly faktorių neigiamo poveikio bendrai investiciniai aplinkai. Kita vertus, tie poveikiai beveik visais atvejais yra mažesni ir matom keletą pozityviai, taip kaip sakyti, laukiamai veikiančių pozityviai, kaip
kaip grįžimas į biurus, toliau ten darbo jėgos pasiūla ir taip toliau. Ir per kaštų pusę, per kainų ir kaštų pusę, ta situacija irgi vėlgi matom, kad daug daugiau negatyvo matom, bet iš esmės lyginant su 23 situacija geresnė, reiškia pozityvo daugiau, arba tiksliau negatyvo mažiau negu prieš metus. Lietuvoje verslo žinios atlieka vieną iš apklausų ir metų pabaigoje buvo atliekama apklausa, bent visų rinkos dalyvių, įvairių segmentų, tai reziumė labai paprastas. Visi vertina 24 metus kaip labiausiai negatyviai, reiškia kaip pačius daugiausiai neramumo atnešinčius ir pirmą kartą atsirado pakankamai didelis kiekis, kaip 5% respondentų atsakė, kad reikia žiūrėti į užsienį. Tai pirmas klausimas Viktorijai, kuri atstovaudama Ecos Asset Management pastaruoju metu pakankamai aktyviai domitės centrinės rytų Europos regionų. Keletą sandorių padarėt, man kiek girdžiu, dirba ties naujais. Tai Viktorija, iš tavo pusės, galvojant apie tai, kokią įžangą padariau ir apie ką galvoja investuotojai Lietuvoje ir investuotojai pasaulyje, kaip ativertinė kuo pasitinka 24 metus, kokie planai toliau, kurie segmentai, kaip Lietuva tame atrodo, ar jinai iš vis dar yra kontekste jūsų, taip papasakok truputėlį iš savo pusės. Lietuva negali nebūti kontekste. Tai sveiki kolegos. Jeigu taip labai trumpai, ar ne, tai fokusas šiuo metu yra į Lenkijos rinką, ar ne, čia, kaip sakei tiesą, ar ne, kad mes šiuo metu dirbam ties keliais sandoriais. Nei vieno iš jų šiuo metu nėra Baltijos šalyse, visi yra Lenkijoje. Taip pat domimės Slovakijos rinką, bet jinai yra irgi mažai aktyvi, kaip ir Lietuvo šiuo metu. Tai kodėl mes žiūrime tą Lenkiją, ar ne? Tai yra kelios priežastys. Aš parodysiu pagrindinę priežastį grafikė, vieną iš pagrindinių. Čia yra centrinės rytų Europos investicijų apimtis per paskutinius kelis metus. Tai 19, aišku, buvo labai aktyvus, 23 matom, iš esmės sumažėjo daugiau negu 50% ir dar gal truputėlį, ir tada jau tikrai atiduosiu tau atgal eterį, tai iš kapitalo struktūros. Tai 23 metais iš tų 5 milijardų daugiau negu 3/4 buvo plius minus vietinis kapitalas. Arba centrinės rytų Europos investuotojai, arba Europą apskaitai, ko gal grafikas nerodo, kad atsitraukia iš esmės didesnė dalis institucinių didžiųjų investuotojų, arba jie labai stipriai pristabdė. Tai iš to tas sumažėjimas, tai ir to transkontinentinio kapitalo labai sumažėjo, ir institucinio vietinė visoje rinkoje veikiančioje labai stipriai sumažėjo. Ir palyginimui su 21 metais, matom, ta struktūra buvo daug pilnesnė. Kiekviena šalis atskirai buvo daug aktyvesnė, nes jose veikia tas institucinis kapitalas ir buvo turbūt kokie 30-40% to tokio globalaus kapitalo, kuris ėjo į tos srautus. Tai jiems atsitraukus atsirado galimybės kaimynams, kurie turi daug agresyvumo ir nusiteikimo ir pasinaudota situacija. Tai grąžinu tave atgal, pratęsk. Tai čia visiškai taip, aš tik tą jau pernai sakiau, ne, kad tai yra pagrindinės priežastis, kad vakarai atsitraukia ir mums tai yra tam tikra galimybė, tam tikras langas pradėti tą pusę žiūrėti ir kad kažkas su mumis pradėtų kalbėtis, ar ne? Nes seniau tai tu mažas ir tiesiog neįdomus esi, kai yra daug didesnių ir pigesnių institucinių pinigų, ar ne? Tai pratęsiant mintį, ar ne, kodėl ta Lenkija, ar ne, ir ką mes tenai norim, ką norime pirkti, tai nereiškia, kad nenorim Lietuvoje. Lietuvoje irgi norim, tik tai, kad biški skiriasi sąlygos kol kas. Tai pirmas dalykas taip yra galimybių. Kokius segmentus žiūrim? Žiūrim ofisus, bet ofisai turi atitikti ESG reikalavimus, prasme yra pakankamai aukšti kriterijai tam, tai neperkam senų pastatų, perkam naujus pastatus su blue chip nuomininkais ilgom sutartim ir faktas, kad žiūrim, kaip galėsim juos panaudoti, jeigu tos sutartis nutrūks ar ne, nes nieko nėra amžino, ypač 2008 pasimokėm visi, ne, kaip yra su sutarčių galiojimu. Tuomet žiūrime į co-livingo projektus, ar ne, tai čia vėlgi ESG labai svarbus, nes fokusas yra į pastatus, kurie jau yra pastatyti ir į jų rekonstrukciją, tai Lenkijoje yra tai pakankamai naujas produktas,
Tai tiek studentų bendrabučiai yra įdomus, tiek kolivingai jauniem profesionalam ir žiūrim į 3 miestus, iš principo Varšuva, Krokuva ir Vroclavas. Ir aišku, pats įdomiausias turbūt segmentas yra logistika realiai ir čia vėlgi yra tam tikri argumentai, ne? Tai turbūt pats pirmas tai yra lokacija, ne, kuri Europos žemėlapį yra, Lenkija labai geroje vietoje, susisiekimų ir turi labai gerą infrastruktūrą, turi gerus kelius, geležinkelius, turi jūrą, tai gaunasi puikiai sankryža tarp vakarų ir rytų, į Skandinaviją lygiai taip pat. Tada antras dalykas, ką rodė, tai yra mastelis, kad iš principo yra vietos įvairiems žaidėjams ir jeigu kažkoks mažas butikinis investuotojas nori nusipirkti logistikos objektą, jisai randa, jeigu yra didelis institucinis žaidėjas, jis irgi randa, nes yra mastas, ar ne, yra ką pirkti. Bet jeigu lygini su vakarų Europą, tai vis tiek tai yra labai jauna rinka, ar ne, dar labai daug trūksta, tai galima vystyti ir vystyti. Laurinas gal ateis kažkada, ne. Kitas dalykas yra kaštai, kurie yra gerokai žemesni lyginant vėl su vakarų Europą ir netgi su Baltijos šalimis, ar ne, tai reiškia yra didelis pliusas nuomininkam, nes jie gauna kokybišką pastatą patogioje lokacijoje ir žemesniais kaštais negu bet kur kitur. Tai ateina didelės kompanijos ir jos nori būti Lenkijoje. Ir iš principo e-komercija irgi yra vis dar auganti, tai nuomininkų pasirinkimu ta šalis yra labai tinkama. Tai va, kas dar galvoju, ko čia dar nepasakiau, šitie turbūt pagrindiniai dalykai. Vėl dar į Ildą, jeigu pažiūrėsim, ar ne, tai dar jis irgi nuo vakarų valstybių kokiais 2 procentiniais punktais skiriasi, o nuo Baltijos šalių turbūt, kad nesiskiria arba skiriasi labai labai nedaug. Tai va, tai dėl to žiūrim į Lenkiją, bet Lietuvos irgi nepamirštam ir jeigu tik tai būna galimybės, visą laikę vertinam ir analizuojam. Gerai, bet sandorių nebuvo Lietuvoje, kurį laiką pas jūs paskutiniu metu? Nebuvo. Nesusitarėm dėl kainos. Tai reiškia, kas kalti, pardavėjų lūkesčiai, jeigu tu taip vertini iš to platesnio konteksto? Čia kalti gal nepasakysi nieko, tiesiog nėra užsiskolinimo labai didelio, nėra spaudimo pardavėjams skubėti kažkur, tai dabar vėl girdint tam tikras geras naujienas, ar ne, kad Euriboras turėtų pamažėti, klausimas kiek ir kada, bet tai vis tiek lūkestį kelia, ar ne, kad tos kainos Ildai gal pargrįš. Tai realiai yra tai tiesiog skirtingas vertinimas, ar ne, Ilda, už kiek tu turi pirkti ir už kiek nori parduoti. Ir mes vertinamės palūkanas tokios, kokios jos yra. Ir jeigu tu neuždirbi grąžos savo investuotojams, tai pirkti tik dėl nupirkimo tikslo nėra. Turi susigeneruoti grąžą. Supratau. Tai gal dar taip užbaigiant šitą, ką tu pradėjai pasakoti, per konkrečių sandorių prizmę galbūt galėsi kažką papasakoti. Lenkijoje, centrinė rytų Europoje, B klasės verslo centrų iš esmės perkat. Pas mus buvo keletą sandorių, ten Dueto, Avia Solution Group pardavimas su nuomininku, Evita verslo centras, tu gerai, šiek tiek senesnis, bet iš esmės, nežinau, ar iš viso dalyvavot, koks Dalyvavom. Ten dalyvavot ir kažką pirkot, čia tik dalyvavot, bet ne, čia dalyvavom, bet realiai galėčiau iš tikrųjų apie kiekvieną komentuoti, bet labai gal neišsiplečiant, tai Dueto ir Evita tikrai netitiktų tų ESG reikalavimų, ar ne, kuriuos mes turim savo išsikėlę, nes per seni pastatai. Ir jeigu vertint CapEx, kiek turi įdėti, ar ne, kad atitiktų tos reikalavimus, tai vėl pasidaro nebeįdomu realiai. Buvo ir daugiau priežasčių, ne, Dueto toks pusiau off-market dealas, tai čia vėl klausimas, kiek ten realus konkursas ar nebuvo, bet o dėl Avia Solution, tai, kaip sakyt, mes dalyvavom tam konkursą, mes jo nelaimėjom, atėjo kitas pirkėjas ir jį nupirko, tai realiai tik tai tiek, bet, kaip sakiau, šiaip pagrindinis kriterijus tai yra, kad būtų ilgalaikis nuomininkas, stipri sutartis ir tas nuomininkas vėlgi būtų tvarus ir žinomas, ar net tuos pastatus, kuriuos mes pirkom Lenkijoje, tai yra didelės tarptautinės kompanijos, ar ne, tai yra, kaip sakyt, kreditabilus nuomininkai. Tai čia irgi yra vienas iš pagrindinių kriterijų. Supratau. Apie sandorius truputėlį jau kalbėjai, tai gal perėsim truputėlį ant Laurino temos labiau. Tai Laurinai, Cirin iš esmės yra turbūt lyderis Baltijos šalyse kaip sandėlių vystytojas, tiek portfelio dydžių, tiek statomų projektų apimty.
tai naujų sandėlių statomų apimti. Rinką turbūt jaučiat geriau negu bet kas kitas tiek Lietuvoje, skirtingose miestuose, Vilniuje, Kaune, tiek per visas Baltijos šalis. Ką dabar turim apskaitai, tai turim turbūt šiek tiek lėtėjančią paklausą, sakyčiau, ir tikrai turėsim augančią vakanciją šiais metais. Pas jūs rekordiniai metai nusimato naujų sandėlių, nuomai skirtų sandėlių pateikimo rinkai. Iš kur tai, kokiais motyvais, koks planas iš jūsų pusės? Visų pirma, tai diskutuojant reiktų atskirtų dalykus, ką daro organizacija ir kaip sekasi ekonomikai. Tai čia, kol Viktorija kalbėjo, susimašiau apie, vakar grįžom iš Londono vienos konferencijos, susimašiau apie tai, ką šiandien čia girdėjom ir ką galima girdėti centrinėje ir rytų Europoje. Tai temos arba tų faktų interpretavimas yra, jeigu taip sakyti, švelniai kitoks. Jeigu prisiminti, praeitais metais visi sakė, kad čia gal toj bus čia kažkokia aušra. Tuo tarpu, jeigu pasižiūrėsim į skaičius ir jūsų prezentaciją, kur ten sakė, esminių pokyčių nėra, tai man tai atrodo, kad tai gili krizė ir visiškas dugnas yra praeiti metai, nes 50% mažiau sandorių. Vienas dalykas. Antras dalykas, vakarų kapitalas paliko ne tik Pabaltijį, bet ir panašu centrinę rytų Europą. Ir dėl geopolitinių priežasčių greičiausiai negrįš. Tai kodėl tą sakau? Todėl, kad labai geras laikas grįžti į savo rinkas, kas paprastai vyksta, tai kokia yra tendencija, grįžti į savo rinkas ir pabandyti ten pasižiūrėti, ką galima susitvarkyti, savo efektyvumą ir pasižiūrėti, ką ten galima padaryti ir išnaudoti tą situaciją. Tai turbūt čia truputį, kad atskirti, ką kompanijos daro ir kaip ekonomika atrodo. Mes turim savo ilgalaikę strategiją, kurią pasitvirtinom 16 metais. Mes norim būti lyderiaujančia organizacija logistikos nekilnojamo turto srity ir norim surinkti 1 milijoną kvadratinių metrų. Tai tas tikslas jis išliko ir tą strategiją mes ją sekam. Ir krizės neįtakoja, galbūt šiek tiek taktiką ir tam tikrus žingsnius, bet bendras vaizdas neturi keistis nuo to, ar yra krizė ar nėra. Nes jeigu pažiūrėsit, jūs mėgstat rodyti tos apžvalgas 5-10 metų, tai aš galėčiau pasakyti, aš ant pirštų nesu toks analitikas kaip Colliers, bet man atrodo, Pabaltyje tų kontraktų yra apie 500 000, paskutinius kokius 4-5 metus, plus minus 500 000 Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Aš kalbu, tai jeigu pažiūrime tai ten nėra jokio svyravimo. Kodėl taip yra? Todėl, kad logistika, gal su manim kai kas nesutiks, bet Lietuva, Latvija ir Estija nėra pramoninės valstybės. Ir tikrai artimiausių metų jomis neplanuoja tapti. Taip, mes turim daug, ten light industrial, nežinau, kokių kitų patalpų, viskas labai gerai, bet jeigu pažiūrim indėlį į BVP, pažiūrim į situaciją, mes nesam taip pat kaip Lenkija, ką Viktorija minėjo, tranzito šalis ar gamybos šalis, kur gali tikrai telktis daug logistikos ir industrinio nekilnojamo turto, tai mūsų visa logistika yra paremta vidiniu vartojimu. Tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, tiek Estijoje. Todėl mes savo veiklą planuodami žiūrim daugiau į vartojimą, negu į tai, ką kalba analitikai arba kaip atrodys ekonomika. Tai praeiti metai pas mus istoriškai buvo geriausi, šie metai taip mes planuojam daugiau. Čia gal galima pajokauti, kad praeitais metais labai daug girdėjau iš brokerių, iš konsultantų labai apie tai, kaip trūksta, vakancija yra labai maža. Dėl to klientai negali ateiti iš senų patalpų į naujas. Prašom, šiais metais Vilniui arba Lietuvoje yra 5%. Ta prasme, kitais metais galiu pažadėti, kad ir Rygoje bus daugiau ir Taline turbūt bus daugiau tos vakancijos. Bet man atrodo, čia turbūt reiktų kalbėti ne apie tai, o kalbėti apie patį produktą ir edukuoti rinką arba parodyti, kur juda pasaulis arba kur juda Europa. Ir vakar irgi ten diskusijoje kalbėjom apie tai, kad daug svarbiau yra ne sandėlys ir dėžutė, bet produktas. Taip mes biškiai pradėjom kalbėti apie biurus, apie ten bendruomeniškumą, apie tam tikrą paskirtį tų biurų skirtingą organizacijom. Vienos nori daugiau dirbti iš namų, vienoks biuras, tada kitos nori ten dirbti daugiau biure, servis centrai ir panašiai. Tai sandėliuose to nėra. Ir vakar, ką prasinešiau pagrindinę žinią, tai poreikis atsiranda lankstumui. Kompanijos šiandien turi didelius planus, rytoj galbūt yra ekonominis ciklas ir jie nori turėti mažiau, paskui vėl augti. Labai nemažai yra skiriama dėmesio efektyvumui, ko dar šiandien, aš sakyčiau, mūsų nuomininkai mažai skaičiuoja. Svarbu ne nuomos kaina. Svarbu ne kiek tu moki šitą, ne kiek tu moki OPEX-o, bet svarbiausia yra, kiek tu per metus sumoki už visą savo nekilnojamo turto nuomą.
Ir tada galima paskaičiuoti efektyvumą ir ką matom iš mūsų nuomininkų, galbūt nelabai galiu atskleisti keletą vardų, bet jie 20-30% susimažina plotą, moka 20-30% mažesnį OPEX-ą ir taip nuomoje moka brangesnį. Bet finaliai jie turi ten 10-15% staupimą ant nekilnojamo turto nuomos sąnaudų. Tai va čia yra turbūt pagrindinis dalykas, kuo skiriasi senas pastatas nuo naujo. Jeigu kažkas tai turi norą, galite kreiptis į mūsų nuomą, mes pateiksim vidutinius kaštus ir jūs pamatysit. Taip priklauso ten OPEX-e dar yra nekilnojamo turto mokestis, mieste jis brangesnis, rajone pigiau, bet jeigu atmetus jį pasižiūrėsite eksploatacijos arba komunalinių išlaidas, jūs pamatysit didelius skirtumus. Tai mes ties tuo dirbam, stengiamės, kad klientai įgytų fleksibilumą ir fokusuojamės daugiau į parkų statybą, tai yra, kur yra ne vienas, ne du, o 3, 4, 5 pastatai, 100 000 kvadratinių metrų. Ten tada atsiranda sinergija iš bendruomenės, atsiranda skirtingi nuomininkai, vieni teikia logistikos paslaugas, treti pervežimo ir tada galima turėti daug sinergijos. Tai tie dalykai mums padeda judėti priekį ir ta galimybė tos kaštus paversti dar ir tam tikrais tvarumo aspektais, šitą, apie kuriuos turbūt pakalbėsim šiek tiek vėliau, tai tampa patrauklų ir klientai tai vertina. Praeitais metais mes turėjom G3L sandorį, kuris beje turbūt buvo didžiausias Pabaltyje, 25 000. Tai skaičiuoja ir aš visus labai kviečiu. Mes jau kažkada kartojau tą juokelį, bet pabaigsiu tokiu, kad kažkodėl telefoną keičiam kas 2 metus, mašiną kas 3, šitą biurą norim keisti kas 7, o sandėly verslas sėdi 20 metų. Aš suprantu, kad čia nėra santuoka, kur reikia visą gyvenimą būti tam pačiam sandėly. Būtų gerai, kad įvertintume ir žmonės, kurie ten dirba, ir kad ne tik mašinas keistume į naujas, bet ir tą aplinką logistikos grandiniai, supply chainai irgi taip pat turėtume kokybiškai. Ačiū, Laurinai, manau, išgirdom. Regimantai taip gerai pardavinėja, bet klausimas, kodėl investuotam neparduoda, ne? Aš visai pirkčiau produktą, gerai pristatė viskas. Brandina matyt. Pažadu šiais metais padėsim vieną sandėlį ant stalo. Nu va. Tai labai trumpai, Laurinai, dar klausimas, pats paminėjai, čia kontekste kalbam apie Centrinę Rytų Europą, pats paminėjai, kad dabar geras metas galbūt atsigręžti į tas rinkas, kuriuose šiuo metu dirbi ir gal gerinti produktą iš esmės, bet šiaip apie Centrinę Rytų Europą, kurioje, jinai jūsų radarė irgi jau kurį laiką yra. Nežinau, man atrodo, kol kas nieko nesat nupirkę, vienu metu pakankamai aktyviai žiūrėjote plėtros galimybių. Tiesiog labai trumpai, dabar 24, 5, sakykime, yra kažkoks planas? Jūs girdėjot, yra skirtingų strategijų arba investavimo arba požiūrį į verslą. Tai čia nėra nei geros, nei blogos, kad neatrodytų ten kažkokia kritika kažkur ar kaip. Mes žiūrime tai iš ilgalaikės perspektyvos ir aš labai tikrai pritariu, kad kai pasitraukia vakarų kapitalas, ne tik iš Lenkijos, bet yra daugiau, kur atšoko, tai tikrai yra galimybė, ypač vietiniam investuotojams, tame tarpe Lietuvos investuotojams, tikrai atrasti kitas šalis ir galbūt rasti gerų sandorių. Tai mes irgi taip pat žiūrim kurį laiką ir matom tos ekonominius ciklus, žiūrim Lenkiją, žiūrim Rumuniją, žiūrim Švediją. Tačiau pagrindinis klausimas yra ne apie tai, kaip nusipirkti vieną gerą daiktą. Turbūt visi sutiksit, kad šiandien ant stalo gerų daiktų Lietuvoje nėra. Vienas bus, girdėjau, neužilgo. Turbūt, taip. Tai dabar žiūrėkit, jeigu ant stalo nėra, arba priežastis, kodėl nėra susitariama, yra dėl to, kad yra skirtumas tarp lūkesčių investuotojų ir pardavėjų. Teisingai? Tai mano nuomonė, tai tokia pati situacija yra ir Lenkijoje. Nebent jūs galvojat, kad Lenkai kvailesni už lietuvius. Tai jeigu taip yra, tai mes dėl to šiai dienai, pamatę arba segmentuojant rinką, žiūrim į tą ilgalaikę perspektyvą ir aš daugiau žiūriu ne į tai, kaip, pavyzdžiui, ten nupirkti 2-3 sandėlius ir juos operuoti, bet aš labiau žiūriu, kaip padaryti verslą, kuriame galėčiau suburti komandą, ta prasme, pritraukti pinigų ir mes ten kokius 5, 6, 7 metus vystytume, taip kaip vystom Vilniuje, Kaune, Rygoje, kaip pradėjom Taline. Tai šiandien dienai mes ruošiamės, bet turbūt dėl to, kad tikrai turim ką veikti Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ir galbūt dėl to, kad nusprendėm susifokusuoti ir, ką jūs sakote, tas rezultatas, kur dabar yra, tai jis yra ne dėl to, kad mums sekasi arba ne dėl to, kad čia mes kažkas sako, taimingas geras. Ne, tai buvo nuolatinis darbas, 5 metus ruošiantis ir mes daugiau turbūt
maratono šitą, ne maratono, triatlono, tarkim taip, esam šitą šalininkai, negu kad paimti ir ieškoti tų galimybių. O galimybių tikrai yra. Ir aš net nebejoju, kad ir buvo čia, nežinau, vienas didžiųjų sandorių, kuris iškraipo statistiką ofisų rinkoje nedidelis, tai tikrai turbūt yra tų gerų sandorių, bet jų yra labai mažai šiandien. Ir aš visus kviečiau pasižiūrėti į efektyvumą arba kaip galima efektyviai valdyti tą turtą, nesvarbu, tai būtų vystytas ar investuotojas. Vienas dalykas ir kitas dalykas pasižiūrėti naują Excelį. Tai yra, ką turiu omeny, tai ta nauja realybė, jinai panašu ateina ir panašu, kad tas nuomos kainas, kurias turim, jos turbūt smarkiai nejudės. Vystymo kaštai, jeigu Ukrainoje, aišku, įvyktų taika, tada tikrai jie padidėtų ir tuo metu to reikia ruoštis ir tikrai išaugs, bet kol to nėra, tai statybų kainos irgi turbūt nebejudės. Arba netgi metų pabaigoje, aš sakyčiau, turėtų pradėti lengvai kilti. Palūkanų norma, apie kurią čia mes visi spekuliuojam, aš su to nesutinku. Bent jau Excelis rodo, kad palūkanų norma IRR grąžai, jinai turi mums bent jau netokią ženklį įtaką. Tai taip yra labai svarbu, bet aš tai labai džiaugiuosi, kad baigėsi nemokami pinigai, nes pagaliau taksistai ir kiti lengvabūdžiai nebevysto projektų. Tai man atrodo, kad tie nemokami pinigai, kad baigėsi gerai, o pozityvumo įpūsta tie veiksmai, kurie ateis iš Europos centrinio banko, jeigu palūkanos pamažės. Bet aš manau, kad palūkanos nėra pagrindinis veiksnys. Pasiteisinimas, pasaktavęs, jo. Gerai, supratau. Tai kalbant apie pozityvumą, perino su klausimu Laimonui, Turto bankas. Šiaip atrodo, kad pastaruoju metu tikrai pradeda judėti kitų greičių. Su ambicingai, su dideliais projektais. Ir klausimas iš esmės jums, žinom visi turbūt apie ministerijų miestelį, 170 milijonų per artimiausius kelis metus. Jau dabar pirmą etapą rangos konkursą paleidžiate, kiek žinau, apie šitą projektą daugumą žino. Papasakokit truputėlį apie kitus tokius didesnius, trumpai, jeigu galite. Ir klausimas iš esmės, ką Turto bankas, kokios čia užduotis Turto bankas šiuo metu sprendžia tokiu labai padidėjusiu greičiu veikimo. Jo, sveiki visi, tikrai įdomi diskusija, įdomi konferencija ir tokių gražių įžvalgų. Kaip žinia, ekonomika yra cikliškas reikalas, ar ne? Tai tie ciklai, jie keičia vienas kitą ir verslas natūralu renkasi diversifikavimo galimybės geografiškai, turto klasėm taip toliau. Bet valstybės įmonės bendrai ir Turto bankas konkrečiai turi tokią, pagaliau gali ir reikšmingai veikti kaip stabilizuojantis veiksnys. Ką turiu minty? Turiu minty pirmiausia, kad mes, kaip Turto bankas ir mūsų klientai ir savininkai valstybė, niekur iš čia išvažiuoti negalim ir neturim tokio tikslo nei mandato. Tai mes investuojame čia ir kaip tik tai dabar ateina, taip pusiau sąmoningai, pusiau nesąmoningai ilgalaikio darbo kryptingo dėka ateina tas investicijų metas Lietuvoje dabar. Tai mūsų, čia pasižiūrėjom su kolegom, investicinis portfelis dabar sudaro apie 300 milijonų eurų per artimiausius 4-5 metus. Ir teisingai paminėjo, didžiausias gal tas visiems žinomas girdimas projektas yra Goštauto kvartalas, kur sumos yra atitinkamos. Tai sakyčiau, čia yra gera naujiena, nes vėlgi, ką Turto bankas daro, Turto bankas efektyviai valdo jam patikėtą turtą ir valdo projektą, samdo rinkoje rangovą, samdo projektuotoją, organizuoja visą procesą. Kitaip tariant, lėšos, jos kaip yra įliejamos į rinką, nepriklausomai nuo to, kaip čia ta rinka dėliojasi. Mes neatsitrauksim nuo šitų planų ir tas, tikiu, gali suveikti ir suveiks kartu su kitom valstybės investicijom, ką tikrai labai patiko krašto apsaugos ministro pastebėjimai, kad toksai suteikia tvirtumo, reiškia investicija į saugumą, suteikia tam tikro pasitikėjimo ir to kažkaip labai, kaip matyti, visiems mums reikia iš tikrųjų, nes lėšų kaip ir yra, galimybė atsiranda, nes atsitraukia gal tie tokie vakarų kapitalų didėjai investuotojai, atsiranda proga Lietuvos verslininkam, reiškia, kur to kapitalo tikrai turim vienokią ar kitokią formą investuoti, tai žiūrėčiau per pozityvą. Ir aišku, smagu girdėti, kad didėjai ir privatus žaidėjai taip pat nemoja šitas rinkas, taip pat turi tą ilgalaikę kryptį, tai vėlgi reiškia, kad, kadangi mes čia gyvenam, turim kurti gerovę čia ir dabar. Tai.
Sakot, lėšų yra. O kaip finansuosit? Ta prasme, vis tiek investicijos nusimato pakankamai didelės. Taip, tai nuostabus klausimas irgi. Turto bankas išlaidauja. Ne visai taip. tikrai keli žodžiai. Turto bankas valdomas valdybos, kurios 3 nariai, skaitant ir pirmininkai, yra nepriklausomi. Tai mes nei valstybės tarnautojai, esam žmonės iš verslo, tai tikrai žiūrim pragmatiškai ir atitinkama toną nustatoma. Ir komanda yra jaunatviška, iniciatyvi ir tikrai tokį gerą turi vaibą. Tai mes nereikalingą valstybei turtą verčiam reikalingu. Kitaip tariant, pasiliekam tą turtą, kuris ilgalaikiškai yra vertingas ir sakykime, jį verta investuoti ir investuojam, kuris yra nereikalingas, jį arba parduodam, arba kažkaip kitaip komerciškai veiklinam. Ir tos visos lėšos gautos iš pardavimo ar iš komercinės veiklos keliauja į naują vystymą arba modernizavimą. Na ir aišku, turim papildomą instrumentų, tai ir ES parama, ir iš dalies valstybės paskolos yra ta dedamoji. Taip kad vis tiek viskas sukasi šito rinkoje. Kitaip tariant, mes kaip čia, turim dar vieną tokį tikslą, kurio irgi labai visi tikim, tai turto banko valdomą portfelį, mes jo vertę norim didinti. Tai vat, net ir tą rinkos vertę. Tikim, kad jeigu turėsime kokybiškus, energetiškai efektyvius, su teisinga nuomininkų struktūra pastatus, jie ilgainiui ir bus vertingesni rinkoje. Ir tai atitiks mūsų visų interesą, nes tai yra galų galia mūsų visų turtas, kuris turi augti ir turi augti greičiau negu ten nerizikingos investicijos rinkoje. Maždaug taip. Supratau, ir dar tada labai trumpai, ką minėjot, grubiai 300 milijonų planuojate investuoti per artimiausius kelius metus. Vienas iš finansavimo būdų yra turto pardavimas. Tai labai grubiai, kad suprasti plėtotojams turbūt aktualesnė informacija, kokia dalis tų lėšų ateis iš turto pardavimų. Turto pardavimas šito aplinko, aišku, jisai turi tokią paklaidą, kaip pataiksi, turi sąmoningai gaudyti ir momentą, ir tą tokį, kaip čia, neišeiti rinką tada, kai niekam nereikia to turto ir taip toliau, bet mūsų vertinimu mes maždaug turim šią dieną portfelių 120 milijonų pardavimui, kuris yra atskiri objektai tikrai labai įdomus, bendrai visiems turėtų būti toks, kaip čia, įdomus pasiūlymas suinvestuoti. Valstybei dėl vienokio kitokio priežasčių nėra tinkamas, nepatogus arba kažkaip nepritaikomas mūsų reikmėm, tai tie objektai keliaus į rinką. Čia gal nežinau, sekantis toks irgi susijęs klausimas, ar turto bankas eina į nuomos rinką ir pavyzdžiui, ar galima tikėtis, kad, nes kas yra mūsų klientai? Mūsų klientai yra valstybės institucijos, ministerijos, įvairūs tarnautojai ir čia smagu matyti keletos metų transformaciją, kad turto bankas žiūri juos kaip į klientus. Ir tie klientai pradžioje taip jie tokie buvo sumišę, kokie čia mes klientai, mes čia, žinai, dirbam ir tiek. Bet dabar ilgainiui mes matuojame NPS porą kartų per metus, ten taip toliau. Grįžta tas požiūris ir iš jų pusės ir mato grįžtami ryšį ir mes matom. Ir tas kliento partneriški tokie santykiai, jie leidžia girdėti vieni kitus, transformuoti objektus, dar galima paminėti. Tai goštas toksai čia, kaip žinomas, iškomunikuotas reikalas, bet pavyzdžiui, Muitinės departamento pastatas Negetino prospekte, tada laukia graži renovacija ekonomikos ir inovacijų ministerijos pastato, kur tikrai atsiskleis vieta visai nauja kokybė, bus atviresnė visuomeniai, su tokiu, kaip čia, kas matėt, nežinau, yra viešoje erdvėje tas toksai šviesus holas pirmam aukšte, vėlgi turbūt atsiras miksas nuomininkų, ne tik tai valstybės institucijos, bet kažkokia prasminga privati veikla. Tai visą tai kažkaip tai nuteikia gerai, nes turim galimybę kurti čia, kur patys veikiame gyvenime. Supratau, tai šiaip dar biškį liekant prie to, pastaruoju metu matėm keletą paskutinių metų šiek tiek suaktyvėjusi viešojo sektoriaus įmonių arba įstaigų nuoma pas privačius vystytojus. Dabar ką girdžiu iš jūsų, jūs taip irgi pradedat pozicionuotis kaip galinti suteikti jiem tai viską, ko reikia. Tai čia taip, ką girdžiu, tai verslų užsakymų bus, vystytojams konkurencijos bus, ypatingai verslo centrų vystytojams. Ir taip ir ne, kaip mes rinkoje esame, to negalim paneigti, valdom valstybės turtą, bet iš kitos pusės mūsų nėra pagrindinė misija išvesti valstybės institucijas į kažkokius tai arba ištraukti iš privačios nuomos, taip, jeigu pasakysiu, arba išvesti tenais. Tai mes žiūrim pragmatiškai, bandom pagerindami turimą turtą suteikti, žinai, patalpas, bet yra situacijų, kaip pavyzdžiui, trunkant atnaujinimui porai metų ar kažkiek tai, valstybės instituciją mes iškeliam į privataus vystytojo objektą ir einam ir perkam nuomą ir aš sakyčiau, abiem pusėm judėjimas vyksta.
Dar daugiau, sakyčiau, kad tie, kas dirba su mumis, o daugelis turbūt vis tiek vienaip ar kitaip prisilietę mato tą tokį, aš tikiu, teigiamą kryptį, nes investuodami, tikrai bandom veikti išmaniai, bendradarbiavam su plėtros asociacija, taip pat įtraukiam tokią labai gražių iniciatyvių žmonių grupę kaip PropTech bendruomenė, kur kartu su jais, viešajam sektoriui kūrėm įvairius inovatyvius sprendimus. Tai čia toksai, kaip čia nebėra to dalyko, kad čia valstybės sektorius, o čia privatus verslas ir jie kažkaip čia vienas kitam mes bendradarbiavam ir tikim, kad tai veda į geresnį rezultatą. Supratau, ačiū. Turiu atsiprašyti auditorijos, matau, turim dar 10 minučių, bet planuojam tikrai šnekėti ilgiau. Tai balsuokit savo buvimu čia, jeigu pradėsiu matyti, kad savaitės ir einat pietauti, tada suprasiu, kad reikia trumpinti. Lauryna, Viktorija, kažką į Laimono komentarą apie jų kaip tapimą tokių paslaugų tiekėjų valstybinėm institucijom. Aš gal galėčiau pasakyti vieną teigiamą, vieną mažiau šitą pastebėjimą, tai aš labai džiaugiuosi tuo, kad tas turtas pradėjo būti valdomas efektyviau, ta prasme, kad buvo išsigryninta, kas yra nereikalinga, tas yra parduodama, kas yra reikalinga, tą bandoma kažkaip tai sutvarkyti, bet galbūt čia net ne vadovui, bet bendrai, nes valstybinėse institucijose arba valstybinėse įmonėse daug sunkiau tai padaryti, bet aš pasigendu strategijos, čia parduosim, tą padarysim. Šitą, vėl kalbama, tu pats sakai, kas kur nuomojasi, kaip čia padaryti, tai verslė daug paprasčiau yra strategija, kuri numatomas ne kažkoks ten milijonas eurų tikslas, bet tai kokia ta rolė tos organizacijos ir tada daug aiškiau ir kitiem ir ta prasme, ką matau, tada daug paprasčiau. Tai valstybinės institucijos turi būti ten arba taip, turtas būti tokio lygio, pavyzdžiui, viso kito atsisakysim arba surenovuosim. Ką matom, kas tai užtikrina, nes valstybė labai sunku su savim susitarčia, kaip UAB pagrindinė veikla turi kokį nors biurą, kaip čia efektyvu ar ne. Tai labai geras pavyzdys, kai būna fondai, kuriuos investuoja investuotojai ir paskui prižiūri tą veiklą. Ir tada galima pasakyti, ar tas turtas efektyvus ir ar tas portfelis valdomas teisingai, nes pavyzdžiui, Viktorija labai lengva pamatuoti, šitą investuotojai investuoja ir vertina, Viktorijos fondai auga. Tai aš manau, kad ko trūksta, tai to tokio skaidrumo ir tos tokios ilgalaikės strategijos, kad būtų aišku, kas vėliau bus padaryta. Tai bet šiaip pozityvus judėjimas tikrai labai gerai. Jo, tai čia jeigu galima sureaguosiu, aš turbūt galiu sutikti, gal trūksta tos informacijos apie strategiją, bet tikrai nėra taip, kad tos strategijos nėra ir ten, iš tikrųjų, kaip čia dabar komunikuosime dar daugiau, bet šiaip kiekvienas turto portfelis turi savo kaip čia strateginę kryptį ir čia mes galėtume papasakoti daug gerų dalykų, nes kiekvienas turtas atskirai jo kategorija, jis turi tam tikrą paskirtį ilgalaikį ir didelį darbą tikrai daro organizacija, ne viskas iš karto sutinku pavyksta, bet ta kryptinga ilgalaikė strategija, jinai tikrai egzistuoja. Ir dar daugiau, strategija tai vėlgi nėra tas toksai, kaip čia, akmenyje įkaltas reikalas, kuris nepaisant karų, marų, vis tiek jisai nesikeičia. Tai mes į metus bent kartą mažiausiai, ją peržiūrėjom, patikslinam. Tai kitaip tariant, aš manau, nėra tokio, kaip čia, mes irgi valdyboje esam metai laiko, iš privataus ir irgi buvom apaugę tokiais savotiškais mitais, kad čia valstybinis kažkoks tai čia klampus reikalas labai. Bet tikrai yra gerų dalykų ir kaip ir sakiau, valdyba iš privačių žmonių, asmenys iniciatyvos ir matysim jau tos pokyčius, aš sakau, keletos metų bėgėje tikrai matysim net ir fiziškai. Nebereikės ateiti į ten, neįvardinsim kokią ministeriją, bet kur tikrai nei estetika, nei energetinis efektyvumas nieko gero nesudaro jokio gero įspūdžio, kai tie pastatai tikrai bus geresni. Ir dar pasakysiu, vienas iš mūsų tikslų yra mažinti plotą per vieną darbuotoją. Tai kitaip tariant, ir čia turim tokių santykių, kadangi mes negalim pasirinkti nedirbti su ministerija, bet pasirinkti kokį tarptautinį klientą gerą ir tada taip sukur konkurenciją. Vis tiek turim su jais tartis. Tai yra daug darbo įtikinėjant, kad žiūrėkit, jums vietoj 24 kvadratinių metrų vienam žmogui, atskiro kabineto ir arbatinuko, verta susiprastinti, mažėti kvadratiniais metrais, bet turėti gražų naują bendradarbystę, sakykime, erdvėm pagrįstą biurą. Tai yra tų procesų daug tikrai. Tai aš tik porą dalykų irgi. Pirmas, kad tikrai yra turto banko portfelį labai įdomių objektų, ar ne, jiem gal tikiuosi bus nereikalingi, ne, mes pasižiūrėsim, nes kiekvienas vėl skirtingą požiūrį į tą patį daiktą gali turėti, ar ne, arba skirtingą viziją.
O antras turbūt dalykas, kad vėlgi, va, čia tą Laurynas sakė, ar ne, kad realiai, kai užsakovas yra iš principo tas pats, kas ir vartotojas, ar ne, tai va, ar tikrai viskas gaunasi efektyviai, nes kartais galbūt būtų racionaliau, efektyviau, logiškiau išsinuomoti rinkos kainą ir gal tai bus kaštų prasme efektyvesnis reikalas. Viktorija, tai gal noriu pasakyti, kad būtų geriau ne Rangą, o miestelį tą daryti PPP projektų? Nieko nenoriu pasakyti. Sakau, PPP reikia projektai svarstyti. yra jautri tema šiuo metu, man atrodo. Tai gerai, bet ačiū tau, Viktorija, kad tu biški mūsų gražinai, nes čia kiekvienas jūsų atstovaujat sritį, kur mes čia galim visą dieną turbūt apie tai kalbėti, bet grįžtam prie klausimo, 24 metai investicinė aplinka apskaitai. Jo, tai ir dabar Karoli klausimas pačiam. Tiesioginės užsienio investicijos. Tokie projektai, tai vystytojų, plėtotojų akimis, jie aktualūs per turbūt nuomininkų prizmę. Tai pirmiausia, biurų segmentas, antras segmentas turbūt yra gamybinės įmonės, kurios teoriškai galėtų būti biltusių tipo nuomininkai. Tai pernai metais tiek biurų, naujų paslaugų centrų ar naujų ateinančių kažkokių tai didelių kompanijų srautas buvo tikrai skurdus, mano supratimu, gamybiniam sektoriui iš esmės matėm tik tai plėtras jau esamų investuotojų, suprantam kontekstą, visą kitą, bet klausimas jums, kaip mato 24-us, ar galim tikėtis kažkokių pokyčių, kažko šiek tiek geriau, koks jausmas dabar? Tai dabar jausmas yra toks, kai tu stovi tarp auditorijos ir jos pietų, bet aš pabandysiu keliais sakiniais apie esmę. Pirmiausia, yra kartais figūruoja tokia frazė seni geri laikai. Nežinau, Mindaugas gali traukti kitų metų apklausą, kada buvo tie seni geri laikai, bet ką aš galiu pasakyti tikrai, kad artimiausių metų senų gerų laikų tikrai nebus. Ir tai nebūtinai yra blogai. Bet ką mes matom iš tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo aspekto, gyvenam labai turbulentiškais laikais ir tokiais turbūt ir gyvensim ateityje. Ir aš čia norėčiau netgi šiek tiek atsitraukti tik nuo karo konteksto, kuris natūralu yra mums aktualus, mes dažnai jį esam susifokusavę, bet jeigu mes truputėlį taip zoom outą padarytumėm iš savo šito mielo jaukaus regiono į bendrai visą globalią ekosistemą, labai akivaizdu, kad tų turbulencijų yra gerokai daugiau negu tik karas Ukrainai. Mes matom didžiulės pastangas Jungtinių valstijų prisitraukti investicijas pas save, mes matom milžinišką konkurenciją geopolitinę ir ekonominę tarp JAV ir Kinijos, ES bandymą kažkur rasti save tame, matom, nežinau, artimųjų rytų konfliktas, Raudonoji jūra, tiekimo grandinės, visa tai turi įtaką net ir mums čia. Lygiai taip pat jūs geriau nei bet kas kitas žinot bendras pasaulinės tendencijas, nežinau, hibridinio darbo, turbūt niekas iš jūsų nesitikit, kad dabar 100% visi grįž dirbti kaip senais gerais laikais į ofisus nuo 8 iki 5. Taip greičiausiai nėra ir mes su tuo tiesiog gyvenam. Tai lygiai taip pat yra ir su investicinė aplinka Lietuvoje. Auksinių laikų, pigių, patogių investicijų laikas irgi tikėtina yra pasibaigęs, konkurencija yra milžiniška, visos šalis deda didžiulės pastangas prisitraukti investuotojus ir čia Lietuva kažkuria prasme yra ir dėkingoj pozicijoje. Dėl to, kad dabar yra laikas, kada reikia priiminėti labai greitus sprendimus, būti labai dinamiškais ir mūsų kartais tas rinkos ar šalies mažumas, jisai duoda mums šansą greičiau sureaguoti ir prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, investicinė prasme negu didžiųjų valstybių pokyčiai, kur, tarkim, priimti kažkokį pokytį Vokietijoje yra gerokai sunkiau kartais negu Lietuvoje. Ir klausimas, aišku, yra, kiek mes gebam greitai reaguoti ir prisitaikyti. Bendrai žiūrint į tiesioginės užsienio investicijas, tai tie projektai ir ambicijos, jos yra pamatuotos, jos yra iš vienos pusės rezervuotos, bet jos yra. Dėl to, kad nėra taip, kad užsienio investuotojai nebeteina į Lietuvą. Jie ateina, vien paslaugų centrų, taip, tie auksiniai laikai 2016-2018, jie nebėra tokie, kokie yra dabar. Bet matom, kad kapeksinės investicijos jos vis dar domina, net ir tos pačios plėtros galėtum sakyti, tai čia kokia čia investicija, čia plėtra. Bet tai, kad, pavyzdžiui, užsienio kapitalo įmonė nemažina savo apimtis Lietuvoje, o jas plečia, tai irgi yra didžiulis signalas mums, kad iš principo pasitikėjimas yra. Ir kalbant apie kažkokias ar geopolitinės ar kitas rizikas, tai aš visada pagalvoju pirmiausia apie Pietų Korėją
Pietų korėjiečiams labai įspūdžio nedaro mūsų geopolitinė aplinka, nes jie 100 km iki Seulo sėdi irgi kitas Rocketman su mygtuku. Kokiam Taivanui nedaro įspūdžio mūsų čia tie visi išsigandimai, nes jie lygiai taip pat gyvena, kaip sakant, šalia savo ugnikalnio. Tai yra begalė skirtingų lokacijų, kurios turi kažkokių iššūkių, bet tai netrukdo jiems plėstis. Ir aš tikėtina 24 metais aš matyčiau perspektyvą pirmiausia kapeksinių investicijų, darbo vietų skaičius natūralu, jisai mažėja dėl to, kad mūsų darbo užmokestis auga. Tai mes ir tuo mes galim kaip ir pasidžiaugti kaip gyventojai. Ir iš kitos pusės ir ta pati kompozicija jinai skiriasi. Ir dėl to, man atrodo, mums labai reikia tą priimti ir išmokti išnaudoti. Ir gynybos pramonė yra puikus, geros, kaip sako klasikai, reikia nebijoti išnaudoti geros krizės. Tai man atrodo, šitoje vietoje gynybos pramonė yra puikus to pavyzdys, dėl to, kad mes, jeigu užsidarys bent 2-3 dideli investiciniai gynybos projektai, tai tokių projektų mes niekada gyvenime nebūtumėm turėję, jeigu ne šita gana tragiška geopolitinė aplinka, bet jinai mums duoda ir didžiulius privalumus. Tai aš sakyčiau, čia reikia žiūrėti tą stiklinę įvairiai. Labai trumpas komentaras dėl pramonės. Aš nelyginčiau Lietuvos situacijos su Latvija ir Estija. Lietuvoje pramonė sudaro 20%. Jeigu čia sėdėtų kas nors iš pramonininkų, kaip sakant, pakeltų vėliavą ir sakytų, tai pala, kur mes čia dingę. Mes nesam Lenkija. Bet tai nėra blogai. Mes esam ir tai, kad šalia yra mūsų Lenkija su savo visų didžiu ir ekonomika, mums duoda tam tikrų privalumų. Aš visada duodu tą pavyzdį, kuris man yra įdomus. Mes galim tapti Danija prie Vokietijos, būdami Lietuva prie Lenkijos. Tai apie tai irgi, man atrodo, reikia galvoti.